Sveiki visi, aš šiandien darysiu tokį video, kaip aš aprodysiu žaidimų aikštelę. Tikiuosi, kad jums bus labai įdomus, būtinai prenumeruokite šitą kanalą ir laikinkite video ir pašėrinkite su draugais, nes aš stengiuosi dėl jūsų. Nu, va, čia toks vaizdas atsiveria labai gražus. Čia yra tokie laiptai. Oi, nemoku jais lipti, pasirodo. Nu, va, čia tokie yra. Labai gražus vaizdas atsiveria. Dabar tai nučiuošiu. Dar čia yra kitokie laiptai. Ant jų irgi lipsim. Nu va, įlipom. Dabar nulipsim šitais laiptais. Tik aišku labai atsargiai. Nu va, nulipom ką tik. Einam išbandyti poniuką. Šiaip labiau tai pasakęs. Kaip labai įdomu šitai žaidimų aikšteliai. Nu va, šitose dviejose staliukose galite jūs pailsėti. Ir dabar einant ant supynės. Oi, sėsti reikia kažkaip sunkiai yra. Kaip fainai, tikrai. Ant kitos mes nebandysim, nes tas bus. O čia skirta mažesniems vaikams. Varom ten išbandyti toliau. Tokie laiptai yra. Aš to įlipsiu. Ir to nuleisime mes. Ir reikia žiauriai atsargiai nusileisti. Ant šitų virvių nebandysiu, nes esu bandęs, nenori. Žinau, kad vis tiek neužlips. Žinau, kad tai pusiausvyrą yra ir gerai. O dabar mes išbandėm šitokią supynę, kuri supasi. Dar aukščiau pasupsim. Kaip fainai. Dabar einam išbandyti ant tokių treniruoklių. Nežinau, ar aš moku. Žiūrėkite. Labai gražus vaizdas. Nu gerai. Šitą nebandysiu, nes su telefonu yra sunkiai. O čia nežinau, ką reikia daryti. Tik jūs matėte tą violetinę. Nežinau, kas ten yra užrašas. Nežinau, kas ten iš vis padarė. Viską prodžiau. Jeigu buvo įdomus video, būtinai prenumeruokite šitą kanalą. Ir laikinkite video, nes aš stengiuosi dėl jūsų. Ir arba šėrinkite su draugais. Viso gero.